Met jaunieji amžiaus asmenų vartojančių narkotikus. Didėja ir šią priklausomybę turinčių žmonių skaičius. Uostamiestyje nemokamai pasikeisti švirkštų kasdien ateina 30–40 narkomanų. Paskutiniai tyrimai rodo, kad Lietuvoje yra iki 7 000 švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Lietuvoje dažniausiai probleminiais narkotikų vartotojais yra jauni darbingo amžiaus asmenys. Kiekvienais metais narkotikus vartojančių amžius jaunėja. Tai mums patvirtino ne į kamerą kalbinti narkomanai ir prevencijos vykdymo darbuotojai. Visuomenė mano, kad vaikams trūksta užimtumo, o tėvai juos per daug lepina. Nėra paprasčiausiai prevencijos normalios. Mažai gal žinių tai pakanka. Nėra užimti. Sėdi prie kompiuterių, prisižiūri. Tėvai gal labai gerai gyvena. Iš neturėjimo ką veikti. O jūs kaip Net neįsivaizduoju. Nežinau, gal per daug pinigų turi kai kurie vaikai. Išlepia labai. Nevyriausybinių organizacijų vadovai pritarė, kad jaunimo užimtumą skatinti būtina. Užimtumo skatinimo problema. Vaikai tiesiog neturi ką veikti dažniausiai. Iš to neturėjimo ką veikti, iš to, kad pramogų praktiškai tokių, kokių galbūt buvo kelis dešimtmečius atgal, tokios kaip stovyklos ar šiaip bendrai užimtumo skatinančios nevyriausybinių organizacijų veikla. Dabar praktiškai tas yra labai sumažėję. Ir šiaip iš dalies, kas belieka tik tais nevyriausybinėm organizacijom susiimti. Siekiant sumažinti narkotinių medžiagų vartojimo sukeliamas neigiamas pasekmes, Lietuvoje plėtojamos stacionarios ir mobilios paslaugos. Švirkščiamųjų narkotikų vartotojams keičiami švirkštai ir adatos, suteikiama informacija, vykdomos konsultacijos. Mieste tuo tikslu važinėjasi vadinamasis mėlynasis autobusiukas. Buvo nuspręsta, čia buvo savivaldybės idėja ir psichikos sveikatos centro idėja padaryti taip, kaip jau daroma daugybė miestų pasaulyje. Ir nuo 2007 metų gegužės 2 dienos autobusiukas jau 4 metai, kaip teikia paslaugas žmonėms, kurie švirkščiasi nelegalias psichoaktyvias medžiagas. Anot mėlynojo autobusiuko darbuotojų nemokamai pasikeisti švirkšto ateina jaunos, dažnai nepilnametės merginos, iš kurių apsirengimo stiliaus nepasakytum, jog būtų augusios asocialiose šeimose. Tuo metu seniau vartojantis asmenys lankytis bijo, mat netoli patruliuoja policija. Taip, jie vengia policijos. Jie bijo tų patikrinimų. Ateina, jie bijo nešti švirkštų su savim, todėl kad jų policija juos seka, jie daro daug visokių nusikaltimų, ten smulkių vagysčių ir taip toliau. Jie bijo tų patikrinimų. Lietuvoje 1 000 gyventojų tenka 2 narkotikų vartotojai. Lenkijoje ir Latvijoje paplitimas nuo 4 iki 7 atvejų, o Estijoje yra vienas iš didžiausių, daugiau nei 8 atvejai 1000 gyventojų.